Labas! Šitame video sužinosite apie limfinės sistemos galią ir kaip ji saugo mūsų organizmo švarą bei sveikatą. Gydytoja papasakos apie limfos tekėjimo kryptis ir kokiais nesudėtingais gyvensenos pokyčiais galime paskatinti limfotaką. Suprasite, kaip limfos sąstovis sudaro sąlygas toksinų, patogenų kaupimuisi, skysčių disbalansui ir kokiomis priemonėmis galime paskatinti mūsų organizmo detoksikaciją. Sužinosite, kaip limfinė sistema yra susijusi su širdies, imuninės sistemomis ir kaip šios sistemos disbalansas gali lemti alergijas, bėrimus, patinimų, celiulito atsiradimą ar energijos trūkumą. Perprasite, kur susitelkia mūsų organizme limfmazgiai ir kaip šias žinias panaudoti kasdieninėme gyvenime ir sveikatinime. Perprasite, kokie organizmo sutrikimai ir kokie mūsų kasdieniniai įpročiai išbalansuoja limfinę sistemą ir kokių pokyčių reikėtų imtis, kad juos eliminuotume. Na ir pabaigai, gydytoja papasakos apie diafragminį kvėpavimą ir kokias nesudėtingas limfą aktyvinančias praktikas galėsite nesudėtingai įtraukti į savo kasdieninę rutiną. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Ką reiškia limfinė sistema? Apie ją pradėjome kalbėti ne taip senai ir tų žinių specialistų, limfologų, galbūt dabar daugėja, reabilitologai, su onkologija surišta labai šitie, kada pašalinami limfmazgiai ir tinsta mūsų galūnės pagalba teikiama. Tikrai ta tema plėtojama ir nustatyta, kad per limfinę sistemą ir kraujotaką yra pašalinama apie 83% visų susikaupusių atliekų. Iki šiol mes visą laiką kalbėdavom, kad tai žarnynas, kad tai kepenys, kad tai oda, kad tai inkstai, kad tai plaučiai, o pasirodo pati sudėtingiausia ir sunkiausiai pasiekiama yra mūsų būtent tarpląstelinis audinių skystis, kur ten jisai gali dėl įvairių priežasčių sustoti, nebecirkuliuoti, nebejudėti. Ir tokia limfos gera kokybė tai yra vienas iš svarbiausių iššūkių mūsų organizmo sveikatinimo programuose. Taigi žiūrėkime trumpai, labai trumpai. Tas limfinis tinklas apima kiekvieną ląstelę, kiekvieną organą, kiekvieną sistemą, turi savo kapiliarus, turi tokias limfagyslės vadinamas, turi net organus, tonzilės, kodėl vaikučiai dažnai yra adenoidai ir tonzilos, tai yra pirmasis barjeras, kuris sureaguoja, kovoja su mums patekusiais patogenais per kvėpavimo takus, per burną. Labai svarbi yra čiobreliaukės veikla, čia bręsta mūsų imuninės ląstelės, limfocitai, gelbėtojai, T ląstelės, B ląstelės, imuninis atsakas, blužnis ir taip pat yra kaulų čiulpai. Kaulų čiulpuose ir gaminasi tos mūsų imuninės ląstelės ir kraujo ląstelės, ne tik tai kraujo, bet ir imuninės ląstelės. O limfa tai praktiškai tas pats kraujo plazma, tik tai be eritrocitų, jos ir spalva, jeigu mes nubrozdinam ranką, matome tokius rasojančius lašelius, kurie vėliau sukreša, kadangi ten yra baltymų, užsideda toks šašelis ir mes jau turime ypač tokią aiškiai matomą ir suvokiamą, kad pas mūsų yra audinių skystis. Ir štai žiūrėkite, kodėl tą limfinę sistemą bent minimaliai reikia pažinti. Kada ir mes prisiliesime prie jos, yra labai svarbu, kad limfos tėkmė yra labai lėta. Ir jinai kyla iš apačios į viršų. Įsivaizduokite, kaip tai yra sunku, jeigu mes nepadėsime judesių, raumenų judesių. Ir visi limfiniai takai ir limfagyslės įsidėstyčios yra ant kraujagyslių, ant pulsuojančių kraujagyslių ir mūsų priklauso širdies ritmo, kvėpavimo dažnis. Labai daug galim padėti su kvėpavimu, suaktyvinti limfą. Ir štai pažiūrėkite, koks galingas šitas yra gražus, kaip svogūnėlis su šaknelėm, tai vadinamas limfmazgis.
Čia yra periferinė imuninė mūsų sistema. Čia yra didžiausios sankaupos gynybinių ląstelių, vadinamų limfocitų, ir ateina apie 20 įtekančių limfagyslių į jį, o išteka 1-2. Tai čia yra tokia drenažinės sistemos, kaip mūsų valymo įrenginiai, kai mes pasistatome savo sodybose. Išvalymas, nutekėjimas. Jeigu šitas vienas limfmazgis nepajėgia išvalyti mūsų sistemos, tai yra siunčiamas į kitą sekantį. Ir limfmazgiai, kaip pamatysite, yra įsidėstę tiesiog konglomeratais. Jau visai netrukus sugrįšime prie gydytojos paskaitos. O jeigu jūs ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamuoju audiniu, kaip papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų ar sąnarių būklę, maitintis sveikiau ir, aišku, būti fiziškai aktyvesniais, apačioje po šito video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Štai čia toks yra pavyzdys. Galbūt jūs susidūrėte sužalotas pirštas ar ranka ir staiga matote, per visą ranką eina tokia raudona rykštė, tokia raudona kaip limfagyslių uždegimas. Tai gali matyti, jinai skausminga, ypač pažastyse skausminga. Tai čia jau yra toksai išplitęs uždegiminis procesas prie pažaidos. Ir šone parodyta labai ryški, matote, limfos sistema drenažinė. Štai čia yra oda, poodis, mūsų žinomas kolagenas, elastinas, kad mūsų odelė būtų tokia puri, elastinga. Ir visur apie kiekvieną kraujagyslę šitos žalios gyslelės būtent ir yra limfos viršuje, matote, iš mažų smulkių kapiliariukų susidaro, jie jungiasi, apsupa arterijas ir venas kartu ir va šitokia drenažinė, grinai vamzdelių sistema egzistuoja. Kaip atrodo, kai yra švaru, kai ateina arterinis kraujas, jisai šitą skystį su maistu, su deguonimi pateikia ląsteliai į tą tarpląstelinį tarpą ir čia dalis šito patekusio skysčio ir kraujo grįžta į veną ir tai grįžta, pavyzdžiui, ateina arterinio kraujo apie 20 litrų, o grįžta 17 litrų, o šitam tarpląsteliniam tarpe lieka tas tarpląstelinis skystis, vadinamas limfa, tai yra apie 2-3 litrus. Ir štai jisai turi praeiti į kapiliarą ir taip apiplauti ląstelę, apvalyti ją, pamaitinti, išnešti, kadangi ląstelės nuolat dalinasi, dauginasi, žūsta, vyksta įvairūs metaboliniai procesai, susikaupia įvairios medžiagų apykaitos ir toksinės ir gali iš šito kraujo ir įvairūs patogenai ateiti. Viską turi apie šitą ląstelę būti švaru ir štai čia matote, kaip jau užteršta, kiek čia yra daug įvairių sankaupų, kaip viską reikia čia atlikti, kokiom procedūrom mes galim savo padėti, bandysime. Ir čia tyrinėjau per visą šitą limfos temą. Rusijos Permės mieste yra tokia gydytoja Garejeva, jinai atlieka labai įdomias procedūras, šiuo metu nelabai turiu informacijos, kokie ten procesai vyksta, bet anksčiau ten buvo priimami pacientai ir jinai teigia, kad apie 99% infekcijos patenka ir tvarkoma yra būtent limfmazgyje. Kas vyksta, kada sąstovis kaupiasi skysčiai, sutrinka limfos tekėjimas. Kai sutrinka limfos tekėjimas, tai suprantama, kad šitas stazė ir sąstovis keičia mūsų tą terpę ir sudaro sąlygas. Koks mūsų tikslas, kaip tą detoksikaciją atlikti, tas nenaudingas sankaupas. Va čia tik tai parodyta, kaip tas tinklas sueina
turime periferinę tą limfinę sistemą ir apie vidinius organus. Matote, kokie jau dideli čia susidaro latakai ir kaip jie įteka į veninę kraujotaką. Ir per veninę kraujotaką yra iš organizmo šalinama ir valoma. Jeigu kitaip dar pavadinti, tai yra limfinė sistema ir širdies kraujagyslių ir imuninės sistemos pagalbininkė. Tai yra didžiulis iššūkis šitai sistemai padėti dviem šeimininkam išnešti toksinus, patogenus, sureguliuoti skysčių balansą ir pagaminti tuos limfocitus, makrofagus. O makro tai reiškia yra didelė ląstelė, fagas, kad gali suvalgyti ir kad tuose makrofaguose yra tiesiog stebuklingi fermentai, kurių mes dar mūsų farmakologai ir tyrinėtojai negali pagaminti, galingi fermentai, kurie suvirškina visus patekusius svetimkūnius, sugedusias įvairius patogenus ir sugeba atpažinti dar juos ir pagaminti specifinius antikūnius. Ir taip tas toksai darbas, čia tik tai stabtelėsiu dar jums labai greitai, kaip atrodo tas limfmazgis, kiek matote, čia yra tų darbininkių, tų ląstelių, kurios atsakingos mums ir ateina visada į pagalbą. Kur susitelkia tie limfmazgiai? Šitą labai schemą norėčiau, kad jūs atsimintumėt, žinotumėt ir naudotumėt kasdieniniai savo praktikoje. Daugiausiai yra sankaupų limfmazgių kaklo srityje, poraktikaulinėje zonoje, apie ją labai daug kalbėsiu, kuo jinai svarbi, kodėl ji mums labai aktuali, be jos mes negalime prie bet kokio masažo metu prisiliesti prie savo kūno, be šitos poraktikaulinės zonos. Yra sukaupta labai daug už krūtinkaulio ten vadinamo, ties čiobreliukė ir be galo daug, ypač kaip Laura kalbėjo apie kojų patinimus, apie sunkias kojas, nuovargį, kad mes jaučiame, kad įvyksta pakeitimai, ne tik tai limfos, bet ir veninės kraujotakos. Labai yra svarbus mūsų žarnynas ir mūsų kirkšnio limfmazgiai. Ir taip pat yra dar limfmazgiai susikaupę ir alkūnės, ir kelio srityje. Ir iš viso limfmazgių yra skaičiuojama apie 1000, vieni autoriai sako 700, 800. Mes juos turime paviršinius ir turime vidinius, kaip kalbėjau. Štai aš labai daug anksčiau esu jums pasakojus apie tos paviršinius limfmazgius, bet štai pažiūrėkite, kiek mes turime apie aortą ir pilvo srityje susikaupusi. Čia bene pati didžiausia sankaupa, apie 600 limfmazgių. Kada mes darome echoskopiją, kartais užrašo mano pacientai, sunerimsta, o kasgi yra tas mezodenitas? O būtent tas mezodenitas ir yra to mezanterimo, to pasaito limfmazgių padidėjimas. Tai reiškia, rodo, kad mūsų žarnyne vyksta procesas, vyksta atsakomoji reakcija, kad organizmas susidūrė arba su kokia tai patogeninė mikroflora, arba su kokiu mūsų užterštų ir kenksmingų maisto produktų. Ir reakcija tokia, kad limfmazgiai pradeda aktyviai apsaugoti mūsų visą organizmą ir turime reakciją. Ir štai sankaupos paviršiniai limfmazgiai kirkšnio srityje, kurie labai reaguoja, kas vyksta mažajam dubiny, kas vyksta žarnyne. Ir kalbos nėra, labai svarbus yra limfmazgiai, kurie yra virš diafragmos, tarpuplautyje, kada yra onkologiniai procesai ir tada jau irgi tyrinėjimo objektas yra ar padidėja tarpuplaučio limfmazgių sankaupos, arba kada yra krūties problemos, visada kreipiamas dėmesys į pažastų limfmazgius. Dažnai vaikučiai susiduria su padidėjusiais limfmazgiais, jie būna pakaušiuko srityje, tokie žirnio dydžio, kitokie, skausmingi kartais, kaklo srityje yra smakro. Ir
Tai yra vadinama limfadenopatija, tai yra adekvati reakcija į mūsų būtent per kvėpavimo takus ir burną patekusius patogenus. Gali būti šitie limfmazgių padidėjimai tik tai vietiniai, toje vietoje, o gali būti ir išplitę. Kaip ir sakiau, priežastys įvairios. Ir kada jau vyksta labai rimtas procesas, jau nebe limfadenopatija, limfmazgių pakitimas, bet kada vyksta uždegimas, jau vadiname limfadenitu. Tai matote, kiek aš jums tokių medicininių sunkių terminų pateiksiu. Kodėl ta limfa taip lėtai pas mus teka? Jinai tik 2-4 cm per minutę juda. Kadangi yra labai žemas spaudimas, ten yra baltyminių molekulių palyginti, jeigu mes dar mažai skysčių geriam, mūsų ta mityba tokia daugiau prie perdirbto maisto gyvename, prie prekybos centrų. Galiu pasigirti, aš gyvenu gyvenvietėje, kur jau pastatyta Rimi, Maxima ir statomas Lidlas. Tai įsivaizduojate, kiek mes turėsime perdirbtų maisto produktų. Ir limfotaka priklauso nuo mūsų judesių, nuo raumenų, nuo arterijų, aortos pulsacijos, kvėpavimo, pačių vožtuvų sandarumo, mūsų jungiamojo audinio. O tą jungiamąjį audinį irgi esame aptarinėję, kaip mes dabar nelabai mėgstame ir tas mūsų įvairias ir buljonus, ir šaltienas, ir labai smagu, kad mokslininkai ir tyrėjai atkreipia dėmesį, pagamina mums kolageną. Ir kada sutrinka ta limfa, tai jau mes čia turbūt ir nebekalbėsiu, tai dažnos infekcijos, lėtinės ligos, medikamentai, radio, chemioterapija, operacijos, be abejo stresas. Šiandien mes praktiškai gyvename savo praeitim, pergyvename dėl ateities, bet turime ir privalome sustoti šią akimirką čia ir dabar, išmokti to psichoemocinio stabilumo, atsipalaidavimo, nes, kaip minėjau, ta mūsų reguliacinė sistema ir nulemia visą mūsų ir kraujotaką, imunitetą. Be abejo, limfostazė gali atsitikti ir dėl organizmo tokių stambių operacijų arba pašalinus limfmazgius, kaip minėjau, onkologijos, kai yra spindulinis gydymas, kai ten yra audiniai pažeidžiami, dabar visos technologijos yra tokios tausojančios, netgi prostata išoperuojama su kibernetiniu peiliu ir onkologijoje dideli pasiekimai yra ir spindulinis gydymas žymiai saugesnis. Bet ką mes patys kartais šiai dienai labai džiaugiuosi, kad oversize madoja jaunimo tarpe ir tie aptempti rūbai jau tokie nebe labai aktualūs. Bet ilgas sėdėjimas, ką mes ir šiandien darome, tai tiesiog pakelkime rankas, pakratykime, stebėdami mano paskaitą, kažką pasijudinkime nuo vieno žando ant kito, kad tikrai tas kaip Laura sakė, ilgas sėdėjimas mums nebūtų ir kojas patrepsėkime. Skatinu, kad nepakenkčiau jums šiandien tiesiog ilgai užsisėdėti. Aišku, tas riebalinio audinio sankaupos, celiulitas ir tos visus procesus, kaip minėjau, čia jau kartojuosi. Ką galime, kada jau sistemingai ir ilgai sutrikdoma limfa, tai aišku, ryškėja ir tas celiulitas, celiulito tema yra absoliučiai kita visiškai. Galime, provokuojasi alergijos, kadangi suprantate, toksinai ir visi kiti nebesugeba pasišalinti per inkstus, per mūsų žarnyną, jie tiesiog pradeda šalintis per odą, ką mes turime niežulį, bėrimus, deginimus ir panašiai. Įvairius kitus uždegimus, širdies ligos, kadangi suprantate, jeigu sutrikusi yra širdies veikla, tai savaime aišku, kraujotaka ir limfotaka bus sutrikusi. Tas energijos trūkumas, dažnas nuovargis ir čia visos kitos, tiesiog, organizmų tokia yra visuma, viena sistema sutrinka viskas. Tai tos mano idėjos, kaip mes ir sakome, kartais liaudiškai labai gražiai pasako, tai yra toks liaudės posakis, negadink man kraujo, kaip turime vienas kitą atsižvelgti empatiškai, suvokti, suprasti, neaktyvinti tų neigiamų emocijų, rasti visose situacijose tą kažkokį
šviesos koridorių teigiamą. Kada jau tie patinimai, skausmai ir spazmai ir odos pokyčiai yra, tai galime stebėti įvairiausius sutrikimus, jeigu tai būtų pirmoji eilė, kadangi limfa teka iš apačios į viršų, moteris visada jaus kokias tai išskyras makštyje, galime pajausti ir įvairius pokyčius žarnyne, vėliau, kada jau stazė užsistovi aukštesnėme lygyje diafragmoje, tai aišku kvėpavimo takai, paburkimai, slogos, sinusitai ir panašiai. Įvairius organai. Trumpai apie celiulitą. Celiulito, kad sužinotumėte, kad tai yra irgi, kada užspausta kapiliarinė kraujotaka ir ten tas pats mechanizmas, uždegimo vystimasis, tada nebesiskaido šitas riebalinis audinys, kolageno skaidulos kietėja, trūkinėja ir mums sudaro tokį kaip citrinos žievelės oda. Gali būti net skausminga, uždegiminiai įvairūs laipsniai, bet čia jau yra kitos temos. Ką mes savo šiandien padedame? Taigi išnaudokime visus tos savo galimybės. Mūsų organizmas sukurtas tiek sąnariukų, tiek daug raumenukų, kiekvienas turi judėti. Jeigu mes nejudiname, tai centrinė nervų sistema supranta, šitas organas nedirba, jam kraujo nereikia, tai jis išjungiamas, taip mes galime tiesiog savaime tokį mechanizmą užmiršti, nepanaudoti ir turėti paprastus sutrikimus. Pasinaudokime šiai dienai įvairiais aktyviais gimnastika, sportų praktika, joga, tai nepaprastai daug duoda kvėpavimo praktikos, diafragminis kvėpavimas, trumpai priminsiu. Kalbos nėra, masažai, vonios, kontrastinis dušas, vibracinės praktikos. Ir šiai dienai tikrai iš mano pacientų jaučiu ir girdžiu, labai yra geomagnetinės audros, kaip yra sutrikdytas miegas, man labai įdomu, kaip jūs miegate, tai mes labai priklausomi ir nuo pokyčių visatoje, kas vyksta. Su kuo mes sustimuliuosime tą limfą? Aišku, pirtis tai yra nepaprastai didelė dovana mums, įvairūs odos šveitimai, tempimo, kvėpavimo limfosorbcija. Mes, kada išjudinam limfą iš žarnyno, reikėtų tokius adsorbentus panaudoti ir lecitiną, betainą, silimariną, esencialę arba tulžį varančius preparatus. Taip pat galima ir per odą įvairūs eteriniai aliejai, biologiškai aktyvios medžiagos, įtrinant arba suleidus ir suaktyvinus. Čia šita mūsų profilaktika, kaip aš ir prašiau, ir sėdint galima tiesiog pasilenkti, pasisukti, daryti tokias kaip tarakono pozas, tik atsibudus jau, kadangi naktį sulėtėja viskas pas mūsų, sulėtėja ir ta limfoteka, kaip Laura sakė, ir gali būti patinusios akytės, tai jau tik atsibundam, stenkimės ir pavibruoti, papurtyti tas rankas, kojas, pasitempti, pasiražyti, nestaigiai šokti iš lovos, bet tiesiog tą atlikti. Vairių šitų judesių pagalba limfoteka mes galime paskatinti nuo 15 iki 30 kartų. Įsivaizduojate, kokią mes turime didelę diapazoną šitų judesių panaudojime. Kada dar įjungiame ir diafragmą, pažiūrėkite, kaip keičiasi krūtinės ląstos forma, kaip keičiasi širdies forma. Su šituo vienintelis įrankis, tai kvėpavimas, su kuriuo mes galime valdyti ir mūsų panikos, ir spaudimo, ir nerimo, ir įvairius sutrikimus per šitą vien kvėpavimo pratybas. Tai yra ir masažas, ir pilvos organų zonai, ir krūtinės ląstos zonai. Ir aišku, kuo aktyviau čia mūsų judesiais vyktų, kaip tas diafragminis kvėpavimas atrodo, ogi gilus mūsų įkvėpimas, pasikelia diafragma, iškvėpimo metu nusileidžia, kiek galime sulaikome, kas lanko jogą, tai žino šitos skaičiavimus pagal savo individualią praktiką prisitaikyti. Tai bet kur sėdint, važiuojant, bet kuriuo momentu pajutus kažkokį diskomfortą, šitą priemonę visur galima panaudoti ir gauti teigiamą rezultatą, kaip kai kurie autoriai sako, neskubėkite tablečių
tačiau atsigulkite ramiai, pakvepuokite. Svarbu, kad judėtų ir išmoktumėm kvėpuoti, kaip kvėpuoja vaikai ir vyrai. Tai yra pilvinis kvėpavimas. Kiek įstengiate, traukite pilvo sienelę prie stuburo, kiek įstengiate, atstumėte pilvo sienelę nuo, išpučiate pilvą, bet jokių būdų krūtinės ląsta neturi dalyvauti šitam procese. Taigi yra daug tų priemonių, čia matote jau įeina ir visa schema, kaip tą limfotaką. Ypatingai reikia, jeigu patiniusios galūnės, jau jos skaudančios ar labai ten prakaituojančios ir negeras kvapas, tai galime tiesiog vonelę su soda, su druska pasidaryti, susitepti su įvairiausių, dabar turime tų priemonių, kremų prižiūrėti, kad ta oda, kad ten neatsidarytų žaizdos ir nuospaudos nesusikauptų. Ir yra įvairios, kaip Laura sakė, didelės kojinės, apie kurias vėliau parodysiu, bintavimai, masažai, be abejo, ir jau reikėtų kreiptis ir jeigu procesas nebesuvaldomas ir į specialistus, o galbūt reikėtų ir panaudoti ir tas venas ir limfotakas stiprinančius, Lioton 1000 susitepti pavargusias kojas, įvairius yra šildomieji tepalai. Dėkui, kad žiūrėjote šitą video iki pačios pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos, psichologijos temomis, labai kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų psichologijos ir sveikatingumo kursus. Jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą ir apie limfinę sistemą, labai kviečiu pasidomėti gydytojos Birutės Čejunskienės kursu Kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą. Šitame išsamiame 4 valandų video kurse sužinosite paprastus patarimus, kurie padės namų sąlygomis praskiesti sutirštėjusią mūsų limfą. Išsiaiškinsite limfos tekėjimo kryptis ir kaip savarankiškai atlikti savimasažą namuose. Tai padės jums sumažinti celiulitą, padės paskatinti limfos tekėjimą ir pagerinti savijautą. O jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite jau paruoštų 100 video edukacijų santykių, psichologijos ar sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.